Kodėl mano gyvenime viskas sukasi ratu? Galbūt ir tu kartais tyliai savo ištari. Vėl tas pats. Vėl ta pati skausmo tema. Tie patys žmonių tipai. Tas pats išdavystės jausmas. Ta pati tuštuma po tavo vilčių ir svajonių, norų. Ir atrodo, kad gyvenimas tave vis sugrąžina į tas pačias vietas, tik kartais su naujais veidais, bet vis gauni tą pačią pamoką. Kodėl taip vyksta? Nes tavo siela šaukiasi, kad pagaliau tu ją išgirstum, kad pamatytum, kur esi įstrigęs, ką nori išgelbėti, pataisyti, ar vis dar tikiesi, jog šį kartą tau bus kitaip. Nors giliai viduje žinai, kad tai jau buvo. Ir gyvenimas sukasi ratu tol, kol pamoka lieka neišmokta, kol neišvalai to, kas vis dar skauda, kol net pažįsti savo vidinio vaiko, kuris taip laukia apkabinimo, kol nepažvelgi atgal ne kaip auka, o kaip žmogus, kuris gali išgydyti tai, kas iki šiol neišgydyta. Ir tai yra ne bausmė, tai yra kvietimas. Kiekviena pasikartojanti situacija tai ir yra tavo sielos šauksmas. Ji šaukia tau: pažiūrėk, pasirink kitaip, pagaliau atleisk, paleisk, išgydyk. Jeigu vėl ir vėl sutinki tuos, kurie tave žeidžia, gal viduje vis dar neigi savo vertę, jei nuolat viską duodi ir lieki tuščias, gal vis dar netiki, kad jau esi vertas gauti. Ir jei gyvenimas tarsi suka tave į praeitį, gal dar neatleidai savo arba kitiems. Ir kol nebus gydyta priežastis, ši pasekmė kartosis. Ir tu tikrai nepasiklydai, tu tiesiog eini ratu, kuris tave veda į centrą, į save. Ir kada žmogus ryžtasi išgydyti, nebepakartosi, nes tu pereisi į išsilaisvinimą. Kartojasi tik tai, kas nori būti išgydyta. Bet kada išgysi, į ten nebesugrįši.